1794 metais įvyko kraują šiurpinanti istorija apie korišus. Vieną naktį korišai ramiai, pumpuodami ąžuolo sulą į save, sėdėjo savo irštvoje. Bepumpuojant sulą netikėtai, korišui, kuris vadinosi Kęstas, atėjo skambutis. Nu, zdarova. Jo, neužilgo bus. Nu, davai, man šefas skambino, aš turiu eiti išnešti prekę, eisi vienas. Taigi korišas Kęstas išėjo išnešti prekės. Kur korišas Kęstas? Blemba, jau praėjo 2 valandos. Manyčiau, reikėtų ieškoti. Sutinku. Taigi korišas žemdirbys ir korišas Kerys išėjo ieškoti savo trečio korišo Kęsto. Eidami korišai netikėtai sustojo ir pamatė pėdsakais nuklotą ilgą kelio galą. Kokie pėdsakai? Man atrodo, čia bus juodosios blakės darbas. Manau, reikėtų eiti toliau. Sutinku. Kažką radau. Tai korišo Kęsto akiniai. Sutinku. Taigi korišai radė nenuginčijimą korišo Kęsto pagrobimo įrodymą, jo akinį, nusprendė eiti pas juodąją blakę. O kadaise juodoji blakė buvo vienas iš 4 korišų, jie kartu gaudė muses. Malkas kapojo. Wow. Bet tada korišas blakė pamatė, ką reiškia juodoji magija. Duok čia, lėk dviračio padangą. Po truputį vis labiau tolo ir tolo nuo savo kitų korišų. Ir dabar jis yra juodoji blakė. Vienintelis, kas gali jam pasipriešinti, yra korišas Kęstas. Bet jis dabar supakuotas. Taigi, korišai Kerys ir žemdirbys nusprendė stoti prieš korišą juodąją blakę ir bandyti išvaduoti prekę bei savo korišą Kęstą. Korišai priėjo juodosios blakės irštvą, rado surakintą savo trečiąjį korišą. Korišai nusprendžia taranoti. Taigi korišai nusprendžia stoti kartu prieš juodąją blakę. Blakė, blakė, blakė! Atiduok mūsų korišą ir prekę valstybės nuograužą. Never. Say never! Po šitų žodžių įvyko lemiamos grumtynės. Korišas žemdirbys ir korišas Kerys buvo nugalėti galingojo juodosios blakės. Bet tai dar ne pabaiga. Numuštasis korišas žemdirbys išliko gyvas ir išvadavo galingiausią korišą Kęstą toliau stoti į kovą ir nugalėti juodąją blakę. Korišai Kęstai, mus nugalėjo juodoji blakė, mane ir Kerį. Aš dar turiu tave jėgų išvaduoti. Stok į kovą ir laimėk. Štai mano očko.
jie tau padės. Kad, derinį gaidį. Taigi Korišas Kęstas nugalėjo juodąją blakę. Dabar jis bandys su prieke atgaivinti savo korišus. Значит, geras. O taip, va. Taigi, štai taip laimingai baigėsi 3 korišų istorija. Fizikos projektą parengė Tinginys ir Kiaušis.